Matai tai video žaidimuose, filmuose, superherojų pasauliuose ir pagalvoji, tai neįmanoma. Lukas irgi taip galvojo, jo nuotykiai tilpo ekrane, kol vieną dieną jis paklausė savęs, o kas, jeigu aš galiu daugiau? Jis atsidūrė vietoje, kur sportas tai džiaugsmas, o pasirinkimų tiek, kiek vaikų svajonių - gimnastika, dziudo, parkūras ir dar daugiau. Kiekvienas čia gali atrasti, kas įkvepia judėti. Su profesionalių trenerių pagalba Lukas išbandė įvairias veiklas. Tai kartoju vaikui, kad tu gali tai padaryti. Padarai tą patį šuolį ant žemės, kur yra saugu ir čia yra tiesiog aukščiau. Pirmą tą šuolį įveikė tokį baisesnį vaikas su mano pagalba, tuomet labai dažnai buvo toks, čia taip lengva. Čia nesvarbu, nuo ko pradedi, svarbu, kad kiekvienas žingsnis veda į stipresnį kūną, į tvirtesnį charakterį. Kiekviena treniruotė, augimo akimirka. Mes gerbiam kiekvieną vaiką, darom išskirtinės treniruotės, šventės, kitas požiūrį, ne tik, kad salto išmokinti, bet kaip jį išmokinti. Ar mes mokinam su šypsena, kad vaikas norėtų, ar mes tiesiog taip reikia. Ne, norisi, kad vaikas norėtų, mokėtų. Tada tas džiaugsmas ateina net ir treneriui. Su kiekvienu šuoliu, metimu ar pratimu Lukas augo, ne tik fiziškai. Jis mokėsi pasitikėti savimi, priimti iššūkius ir džiaugtis savo pasiekimais. Sportas jį keitė, o svarbiausia – džiugino. Ir vaikai ateina po mokyklos netgi anksčiau. Jie čia komunikuoja, perka vieni kitiem tortus, gimtadienių švenčia. Po treniruotės šiandien niekas neskubėjo namo išeiti. Sakau treneriam, turbūt mes gerai padarėm darbą. Be vargo, be laukimo, tik keli lengvi žingsniai ir jūsų vaikas jau treniruotėje. Exoclass padeda sutelkti dėmesį į tai, kas svarbiausia – vaiko šypsena ir judėjimą. Išmokau špagatą, išmokau tiltelį, lankstumą savo pagerinau, šoklumą pagerinau, šiaip sustiprėjau. Leiskite ir jūsų vaikui išbandyti skirtingas sporto šakas ir atrasti savo kelią į aktyvų, sveiką gyvenimą. Prisijunkite prie mūsų kelionės www.atrasksportą.lt.